Sveiki visi stebintys mus Momentum pokalbius, aš esu Rugilė ir šiandien dar kartelį susitinkame su jumis artėjant Momentum konferencijai, kuri vyks gegužės 15 dieną Vilniuje, kur susiburs daugybė tvarumo entuziastų, mokslininkų, aktyvistų, visuomenininkų, ekspertų, vadovų ir ten daug ir plačiai kalbėsime apie tvarumą visomis sritimis. O šiandien norisi vienai tvarumo sričiai - aplinkosaugai ir specifiškai biologiniai įvairoviai skirti daugiau dėmesio ir todėl su savimi pasikalbėti pasikviečiau vieną iš būsimų konferencijos dalyvių ir pranešėjų Paulių Chockevičių. Labas, Pauliau. Labas, Rugilė. Paulius yra urbanbee.lt įkūrėjas ir miesto bitininkas, bet iš tiesų, ką mes ir kalbėjome prieš įrašą, atrodo bitininkas. Ar ne? Tai ką, gamini medų, prižiūri bitutes, bet tavo sritis, tavo karjera yra labai unikali, labai įdomi ir labai reikalinga, nes vis dažniau, kai kalbame apie verslo įtaką aplinkai, įtraukime ir įtaką biologiniai įvairoviai. Ir vis dėlto trūksta žmonių Lietuvoje, kurie galėtų iš viso aiškiai apibūdinti, kokiagi ta įtaka, ką galime daryti, kad padėtume biologiniai įvairoviai ir kaip ją didinti arba spręsti kažkokias tai kylančias problemas. Tai kaip suprantu, urbanbee kartu su tavimi priešakyje tą ir daro. Ar teisingai? Tikrai taip. Tai esame miesto bitininkai, bet bendrai mūsų urbanbee, visa urbanbee.lt komanda, mes pagrindę fokusuojamės į edukavimą žmonių, visuomenės, verslų organizacijų apie biologinę įvairovę, bites, situaciją su aplinkos visa ekosistema. Ir kaip tai vyksta, tai mes įkurdinam avilius, padedam įmonėm ir organizacijom su jų tvarumo politika, strategija. Tuo pačiu įtraukiam bendruomenės į pačio avilio gyvenimą, į bičių gyvenimą. Ir taip skatiname tą visą biologinę įvairovę, prisidedami sudarius tokiom papildomom iniciatyvom kaip apželdinimais ir žalių miestų apskritai plėtra ir visos ekosistemos gerinimu. Kiek tokių avilių jau teko pastatyti tau kaip miesto bitininkui ir kartu su visa urbanbee.lt komanda? Ar būna, kad važiuoji kažkur pro Vilnių ir matai mano bitutes ir pavajuoji? Labai dažnai būna ir net yra tam tikrų vietų, kur galima ir prieiti ir matosi. Tai pavyzdžiui, Vingio parke mes galime puikiausiai prieiti prie avilių ir pamatyti avilius. Taip pat ir Kauno mieste yra tokių lokacijų labai įspūdingų, kur galima puikiausiai prieiti. Žalgirio arenos baseinas. Bet taip pat matosi ir ant stogų kai kur aviliai, kai reikia žinoti, aišku, kur jie yra. Tai šiai dienai mes turime per 100 jau avilių, tai ten virš 100. Ne tik Vilniuje, ar ne, kaip suprantu? Bendrai, taip, miestuose ir kitose. Esame išsiplėtę jau ir į Rygą, į Latviją. Tai sveikinu, šaunu. Ačiū labai, tai jau nebe tik Lietuva, jau ir Baltijos šalys. Jo, taip. Tai dabar dar sekantis punktas Estija liko uždėti. Labai gerai. Jo, tai ir plėstis toliau, tai mes labai džiaugiamės, nes su kiekvienu aviliu iš tikrųjų mes galime kurti labai didelę naudą miestams. Tai atnešti didesnę tą biologinę įvairovę, tai taip, bet tuo pačiu mes galime ir žalesnį miestą kurti, tai bitės apdulkina daugiau augalų, tuo pačiu augalija gali geriau vystytis, tuo pačiu automatiškai ir mes galim kvėpuoti geresnių orų, mes galime būti, mūsų nervinė sistema atsipalaiduoja nuo gražesnės, žalesnės aplinkos. Ir tuo pačiu pačiom bitėm matom irgi, tuo pačiu yra gerai miestuose. Jos čia gyveno prieš daugelį metų, mes kaip žmonija paėmėm ir tiesiog čia padarėme miestus ir jas išvarėm iš tų namų. Tai mes už tą teigiamą ryšį pakvieskim jas atgal ir jom čia labai patinka. Tikrai pati bitė iš savęs yra mokslinis biologinis indikatorius ir jinai parodo, ar jai gerai ar negerai yra momentaliai. Taip. Labai šitas yra įdomu, iš tiesų mes su tavimi po vienos konferencijos keliaudami užsikalbėjome, tu papasakai, kokius įdomius tyrimus darai tu ir tavo visa komanda ir tikrai noriu apie visą tai pakalbėti. Dar šiek tiek staptelkime, pasakai, kad bitėms patinka miestuose, bet daug kas gali nustebti, išgirdę, kad didžiąją dalį tų avilių jūs užkeldinat ant stogų. Tai kodėl ant stogų ir ar ten tikrai bitėms ant tų stogų geriau, ar čia todėl, kad toliau nuo žmonių,
ar kad jiems lengviau pakilti nuo stogo, ar kokia, žodžiu, kokia yra to logika ir kodėl apskritai kaip miesto infrastruktūra gali pasitarnauti bitėms. Čia dar šiek tiek papildant, esu girdėjusi, kad kadangi nėra mieste žemės ūkio, mažiau pesticidų ir kitų tų cheminių įvairių trašų, tai bitėms nuo to irgi yra visai neblogai tose miestuose gyventi. Tai vat, kaipgi atrodo tas bitės gyvenimas mieste? Jo, tai pagrindė mes miestuose ant stogų keliame avilius, taip turime ir žemutinių lokacijų. Stogai iš tikrųjų tai yra vienas iš faktorių, tai yra tai, kad bičių skraidimo keliai nesikerta su mūsų žmonių vaikščiojimo keliais ir takais. Žmonės nenori atsistoti tą bičių autostradą ir būti nutrenkti bitės. Tai bet šiaip bendrai, jeigu tai pasižiūrėjus biologiškai, vat ir kyla klausimas, kur yra ta natūrali bitės buveinė. Tai yra aukštai medžių drevėse. Ir mes, žmonės, kaip bitininkai, jie paėmė dėl patogumo, nukėlė avilių žemyn ant žemės, kad būtų patogiau dirbti. Bet ant žemės bitės turi susidurti ir su drėgme, ir su visokiais graužikais, skrusdelėm ir kitais avilio grobuonim ir kuo tik tai. Taip pat ir gali su vandalizmo dalykais susidurti mieste, jeigu kalbam apie žmonės ar ne. Tai visokiausių tų niuansų yra, bet ant stogų bitėms yra ir gera labai ventiliacija, tai reiškia neperkaista bitės, tuo pačiu yra ir mažiau drėgmės, mažiau ligų, imunitetas stipresnis, geresnis, nes bitėm ne šaltis yra didžiausias priešas, o drėgmė. Drėgmėje vystosi visokiausi, žinom, grybeliai, ligos ir panašiai, ir kenčia imunitetas bitės. Tai ant stogų labai yra sausas geras oras, labai gera aplinka ir tuo pačiu bitės turi labai gerą pasiekiamumą į visas pusės, kur tik tai jom gerai skristi. Saulės yra užtektinai tikrai daug, kad galėtų nuo pat ankstaus ryto iki vėlaus vakaro darbuotis. Tai kiek žinau, jūs ir apželdinat, ar ne? Dažnai aplinkui avilius suteikia šiek tiek tos augalijos, kad bitė ten galėtų savo patogiai gyventi. Taip, tikrai. Tai mes dabar turime įgyvendinti tokių projektų, tai turime, pavyzdžiui, šalia avilių būna medingų augalų tokie vazonai, kurie papildo tą maisto bazę bitėm, kai, sakykime, labai darganotas oras, lyja ir, sakykime, va čia jos turi vietoj pasimti medaus. Bet tuo pačiu mes siūlome tokią naują paslaugą, tai galime daryti šilokų paklotus, pilnai apželdinti visą stogą. Dar kol kas neturime įgyvendintų tokių pilnų projektų, bet dirbame link to. Užsiminiai, kad bitės yra labai geras indikatorius. Tiek pati bitė parodo, ar jai gerai ar blogai mieste, tiek iš pačios bitės gali nuspręsti, kas su miestu yra negerai ar ne. Ir vienas iš įdomių dalykų, ką darote, tai atliekat įvairius tyrimus. Tai gal galėtumai papasakoti, kaip galbūt, jeigu grįžtume prie tos verslo bendruomenės, kuria aktualu yra ta biologinė įvairovė ar ne, ir prisidėti prie jos išsaugojimo, tai kaip suprantu, tarkime, jeigu verslas ar kažkokia organizacija turi avilį ant savo stogo, jie ne tik, kad prisideda didinant bičių populiaciją, bet ir gali prisidėti prie mokslinių tyrimų, tyriant oro kokybę ir panašiai. Tai tikrai taip. Kiekvienas verslas, organizacija įkurdinami avilį turi pilną galimybę tapti pilietiniais mokslininkais ir gali pilnai prisidėti prie įvairiausių tyrimų, būti to dalis. Tai pati bitė iš savęs, jinai ir yra tas mūsų mokslinis indikatorius, jinai kaip maža mokslininkė paima, surenka mėginėlius iš gamtos, nuo žiedų, visas maistas, ką jos valgo, tai tiek nektaras, tiek žiedadulkės, pikis ir visi kiti produktai gali tapti mūsų mokslinio tyrimo dalimi. Ir jos iš aplinkos surenka visus šitus mėginius, parneša į avilį ir mes, kaip bitininkai, mes galime surinkti tuos. Tai mes kolaboruojame su viena laboratorija Prancūzijoje, kuriai siunčiame tuos mėginius ir mums padaro akredituotus tyrimus ir tada galime būtent duoti skaičių bičių darbui, kaip sakant, įvardinti skaičiu bičių darbo naudą ir pamatyti apskritai, kokia mūsų supa aplinka. Tai va čia ir ateina tas biologinės įvairovės indekso tyrimas, ką mes ir siūlome ir verslam, ir organizacijom.
Nes patys irgi dabar susidūrėm su tvarumo ataskaita ir ESG reportais, tais visais. Tai kas yra? Labai dažnai verslai turi tą biologinės įvairovės dedamą į tenai įdėti, bet dauguma verslų ten būna labai taip plačiai paražę, darome kažką, ten tą. Sodiname medžius. Taip. Dalyvaujame miškasodyje. Taip, ir tai nėra tokio apčiuopiamo dalyko, skaičiaus prie viso to. Ir ypač kalbant apie bites, visą laiką mes irgi galvojam, kaip čia tą skaičių atrast. Ir galiausiai atradom tą biologinės įvairovės indeksą, kas ir padeda dabar įdėti toje eilutėje skaičių ir kiekvienais metais gali verslas rodyti savo pokytį. Tai, pavyzdžiui, pamatuoti savo biologinę įvairovę aplink savo verslą, savo pastatą, ar tai kažkokią tai veiklą, parodyti, koks dabar yra indeksas, pasakyti, kokius dalykus padarė, kad pagerinti tą indeksą ir gali kitais metais parodyti jau ir geresnį rezultatą. Ir tas skaičius yra nulemtas būtent tyrimų bičių dėka. Ką jūs paimate? Medų, pikį, pačią bitę. Ką jūs tyrėte? Pagrindinis dedamasis tai yra medus, aišku, nes jame įeina visa perspektyva, bet tada galima imti papildomus dedamuosius. Tai yra ir, kaip sakiau, ir pikis, ir žiedadulkės. Tai tas pats bičių kūnelis gali parodyti bitės baltymų kiekį, ar yra užtektinai maistinės bazės, jos kūnas yra užtektinai tvirtas ir sveikas šioje aplinkoje. Tai mes su šiuo tyrimu galim pamatyti aplinkos taršą ir, pavyzdžiui, jeigu tai yra kažkokia gamykla, ar tai yra kažkokia aplinka, kuri gali turėti toksiškumo rizikos, mes galime irgi ar tai pamatyti, ar darbuotojams, tos įmonės darbuotojams tai yra saugi aplinka būti apskritai tenai. Tai tokių visokiausių įdomių dalykų galima pamatyti. Kokia yra jungtis tarp to, ką parodo, tarkim, bitės medus ar tos pačios bitės kūnelis ištirtas su žmogumi, ką užsiminiai, galbūt galimai tai yra toksiška aplinka ir galbūt bitės medus, tarkime, tą parodo ar ne, tai kiek tai aktualu pačiam žmogui ir kiek aktualu kitai biologiniai įvairoviai. Užsiminiai, kad, tarkime, galbūt bitės kūnelėje randama mažiau baltymų, ar ne, tai ar tai aktualu ir ar tai galima susijęti ir su kitais paukščiais, su kitais vabzdžiais ir daryti išvadą, kad, jeigu bitė dėl to mirė arba tai buvo viena iš priežasčių kažkokių ligų, tai galbūt tai kenkia ir kitai biologiniai įvairoviai. Ar tą žodžiu, gautą indeksą galima išplėsti ir vėliau pritaikyti ir kitai biologiniai įvairoviai ir jos kokybės analizai? Taip, tikrai galima. Tai tas tyrimas iš esmės, jisai pasako, kokia yra aplinka ir tada galima daug visokių sprendinių daryti. Tai vienas dalykas galim pamatuoti, kaip ir sakai, kad kitą biologinę rūšį, pasižiūrėti efektą, kaip tai veikia ir, pavyzdžiui, bitės skrenda aplinkui bent jau kilometrą ar 2 aplink lokaciją. Tai čia mes kalbam apie pokytį, kuris nebus vien tik tai lokalus lokacijos pokytis, bet tai bus, gal net reikės tam pokyčiui, kad įgyvenint, gal įmonė turės per savivaldybę ir per bendruomenės kalbėtis ir pamatyti, ką gali padaryti. Taip pat, pavyzdžiui, ką tas tyrimas parodo, nes tai yra daromas ir medaus DNR tyrimas. Tai realiai mes pamatom per medaus DNR viską, kas prisilietė prie žiedo. Tai visus biologinius iš esmės reiškinius, kas prisilietė prie žiedo. Mes galime pamatyti, kokie aplinkoje yra, pavyzdžiui, ar yra kokių nykstančių rūšių augalų tų pačių aplinkoje, kuriuos derėtų saugot ir pasirūpinti. Taip pat ir vabzdžiai, ar yra... Padėkit suprasti tas, ar ne, viskas, kas prisilietė prie žiedo. Tai ar noriu pasakyti, kad iš to medaus galima pasakyti, ar prie žiedo buvo prisilietusi kažkokia nykstanti rūšis? Taip. Tai, pavyzdžiui, jeigu prieš tai atskrido kamanė arba atskrido kokia kita pavienė laukinė bitė, ėmė tenai nektarą, mes tada atskrido mūsų bitė medunešė, paėmė mėginį ir jin jau mato, aptinka tą DNR kodą, kuris yra pačiam nektare. Tai taip pat mes galime, čia jau net į bitininkystės perspektyvą einant, tai mes galime pamatyti visą spektrą ligų, kokios gali egzistuoti šitoje aplinkoje bičių ligų.
mes galim pamatyti mūsų pačios bitės, nes per ją pervirškinamas yra nektaras, per jos kūnelį, tai mes galime pamatyti, ar yra pačioj bičių šeimoje kažkokios lygos, ten baisiausias ligas galima aptikti bitininkystės, su kuriuom nežino, kaip susitvarkyti šiai dienai žmonės. Tai iš tikrųjų labai toks plataus spektro tyrimas, kuris duoda ir skaičius, ir apčiuopiamą naudą, ir gali po to per sprendinius įveiklinti visą bendruomenę. Jeigu tai, pavyzdžiui, sakykime, yra prekybos centras, kuris gal neturi savo žemės kaip tokio ploto, ar ne, kurio galėtų išpildyti, padaryti žalesnę aplinką, taip, turi stogą, ką gali įveiklinti, bet gali, pavyzdžiui, daryti tam tikrus renginius ir taip šviesti, edukuoti visuomenę, kurie ateina gal pasidalinti sėklų bombom su žmonėm, kurie ateina. Kontekstas gal tiems, kas nežino, gal apie kokią šią bombą šnekam. Ai, taip, atsiprašau, gal tas žodis labai irgi toksai. Jo, tai yra sėklų mišiniai, padaryti tokius kamoliukus su dar papildomom medžiagom, kad galima būtų tiesiog paimti tą tokį mišinėlį kamoliuko formai ir išmesti į gamtą. Ir realiai ten toj vietoj tada išauga medingų augalų plotelis. Tai tokios sėklų bombos. Ir galima daryti visokius kaip gamybos kartu įveiklinti versle. Pavyzdžiui, įmonės darbuotojai gali kartu ateiti ir tada gamintis tokias sėklų mišinukus, bombas ir tada mėtyti visi gali visur jo. Tai toks prasideda ta edukacija būtent. Tai mes labai džiaugiamės tom savo edukacijom, kurias organizuojame. Tai verslai įkurdinę avilius, po to vėliau mes su jais užsiemam ir būna džiaugsmingi momentai, kai po edukacijos, po kurio laiko mes išgirstame ir net mūsų klientai atsiunčia nuotraukų, parodo, kaip ten jų darbuotojai su šeimom darė girdyklas bitėms, ar ten darė medingų augalų kažkokias salelės. Tai yra nuostabu iš tikrųjų. Tai kaip suprantu, tikrai ne kiekvienas verslas ar organizacija galbūt gali dabar, arba tam yra pasirengę, arba neturi tam resursų kažkaip prisidėti taip labai tiesiogiai prie tos biologinės įvairovės ir neišsaugomą, bet yra labai maži veiksmai, kurios tikrai gali daryti kiekviena organizacija ir palaipsniui auginti ir didinti tą savo teigiamą įtaką. Dar labai trumpai apie patį indeksą užsimeni, kad tai yra skaičius, ar ne? Galiausiai tai galima paversti kažkokiu tai vienetu, kurį galima įrašyti į Excelio lentelę ir verslo sektoriui, ypatingai su visom tvarumo ataskaitom ir atskaitomybėm, dabar tai yra labai aktualu. Tai kas į tą skaičių įeina? Iš čia nuo 1 iki 10, nuo 1 iki 100, ką galiausiai gali įrašyti tą eilutę, kai organizacija įsivertina per bites, per medų, per pikį, per visus tai, ką tu išpasakoji, ką tu galiausiai gauni ir ką ten įrašai. Tai yra rodiklis, dėmuo, rodiklis, kuris yra nuo 0,00 iki vieneto. Tai iš esmės procentų galima tai rašyti ir tai yra sudarytas iš kelių papildomų dedamųjų. Minimum, ko mums reikia, tai reikia paimti medaus tyrimą, kad galėtume minimum gauti biologinės įvairovės indeksą ir į tai įeina pačių medingų augalų įvairovė toje aplinkoje, įeina ar tai yra kažkokie tai, kaip čia lietuviškai teisingai, į raudonąją knygą įrašytų augalų, kurie yra kažkokioj tai rizikos zonai, tie dedamieji įeina. Ir dar vienas yra pamatuojamas dalykas, tai funkcionalumas augalų. Tai mes galim pamatyti, pavyzdžiui, iš pirmo dedamojo ar ne, kad yra didelė įvairovė augalų, bet gal jų funkcionalumas yra labai mažas. Funkcionalumas turiu omeny tai mūsų gamtos apdulkintojams, ten bitutėms, drugeliams ir kitiems, gal funkcionalumas labai mažas yra. Tai tada bus biologinės įvairovės skaičius automatiškai mažesnis negu palyginus, kad funkcionalumas didelis. Funkcionalumas tai yra
nektaro gavyba, ar tai kažkokių kitų vaisių rezultatas ir panašiai. Tai aš įsivaizduoju ilgainiui, užsimeni, kad jau daug yra tų lokacijų, kur yra jūsų aviliai, galbūt kažkokiam projektui išsivyščius arba organizacijom prie to prisidedant, ilgainiui būtų įmanoma gauti netgi visą tokį paveikslą, ar ne? Jeigu paimtume visus tos mėginius, sukurti tarsi žemėlapį, kažkokį biologinės įvairovės indeksą, o dar jeigu į Pabaltį išsiplėtus, tai visas Baltijos šalis. Tai ir toks vienas iš tikslų. Tikrai taip, tai vat, iš esmės dabar ir čia matome, kad Vilnius tapo Europos žalioji sostinė ir vienas irgi toksai būtų labai gražus tikslas ir noras mūsų šią progą iš tikrųjų padaryti Vilniaus miesto biologinės įvairovės indekso žemėlapį. Ir netgi padaryti žemėlapį, kad žmonės galėtų matyti, kokie augalai ir supa juos tose aplinkose. Ir tuo pačiu aš manau, kad tai būtų labai didelė nauda miestui. Nesvarbu, ar tai būtų Vilnius, Kaunas ar kitas kažkuris miestas, bet tai miestui kaip padėtų matyti, kur yra trūkumas ir kur galima pagerinti situaciją. Tai, pavyzdžiui, tos pačios biologinės įvairovės, ar gal kur yra per didelė tarša. Bitės miestui tampa tokios kaip inspektoriai miesto, kur gali ateiti ir pasakyti, čia yra, pavyzdžiui, per didelė ten sunkiųjų metalų tarša. Dėl ko žiūrim taškas, kodėl gal gali kažkokį tai įstatymą ar gal kažkokią iniciatyvą padaryti savivaldybė ir išspręsti tą problemą, padėdama ne tik bitėm, bet padėdama ir vietiniam gyventojam tenai ir darbuotojam. Aš iš tiesų visada, Pauliau, kai tavęs klausausi, tai man šypsena veide be galo yra įdomu tai, ką jūs darot ir tame yra tikrai didžiulė nauda ir prasmė. Ir man atrodo, visi išgirdę tavo pasakojimus supranta, kiek daug gali tos bitės padaryti, ne tik prisidėdamos prie gamtos ir mūsų gerovės, bet ir visi tyrimai, kurie gali būti taikomi, tai yra tikrai be galo įdomu, tai linkiu pačios didžiausios sėkmės ir neslėpsiu, tavo pranešimas yra vienas laukiamiausių mano Momentum konferencijoje, kur tikiuosi papasakosiu daugiau, gal atsineši net kažkokių mėginių ir galėsim iš arti pamatyti, kaip visa tai atrodo realybėje. Tai labai ačiū tau už pokalbį, labai ačiū už tai, ką darot su visa Urban Bee LT komanda. Na, o visiems, kurie mūsų klausėsi, noriu nuoširdžiai padėkoti, priminti, kad gegužės 15 dieną aš, Paulius ir visi entuziastai sustinkame konferencijoje Momentum, kur kalbėsime įvairiausiamis tvarumo temomis. Bitės tikrai ir biologinė įvairovė bus viena iš tų temų, kam šiais metais skirsime ypatingai didelį dėmesį. Tai labai laukiame jūsų konferencijoje ir ačiū, kad buvote su mumis ir domitės tvarumu. Iki. Ačiū labai. Iki.